Viešųjų pirkimų specialistai Lietuvoje atlieka labai svarbų vaidmenį, užtikrindami atsakingą ir skaidrų viešųjų lėšų panaudojimą. Jie yra viešųjų pirkimų sergėtojai, užtikrinantis, kad visi viešųjų įstaigų pirkimai atitiktų griežtus teisės aktus ir etikos standartus. Šis vaidmuo yra labai svarbus, siekiant išlaikyti visuomenės pasitikėjimą ir užtikrinti optimalų viešųjų lėšų panaudojimą. Ši pozicija reikalauja unikalaus teisinių žinių, finansinio sumanumo ir praktinių įgūdžių derinio. Jie turi mokėti navigaguoti sudėtingus teisės aktus, vertinti pasiūlymus ir valdyti sutartis. Jų sprendimai daro tiesioginę įtaką viešųjų paslaugų kokybei ir efektyviam išteklių paskirstimui. Viešųjų pirkimų specialisto pareigos yra įvairios ir atsakingos. Jie dalyvauja visuose viešojo pirkimo etapuose, nuo planavimo ir inicijavimo iki sutarčių valdymo ir tiekėjų vertinimo. Viena iš jų pagrindinių pareigų – organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant, kad visa veikla atitiktų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus. Jie yra atsakingi už pirkimų dokumentų rengimą ir skelbimą, bendravimą su potencialiais tiekėjais ir pasiūlymų vertinimą sąžiningu ir skaidriu būdu. Jie taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį derantis dėl sutarčių ir jas valdant, užtikrindami, kad tiekėjai vykdytų savo įsipareigojimus, o viešosios įstaigos laiku ir neviršydamos biudžeto gautų reikiamas prekes ir paslaugas. Ypač svarbu gerai išmanyti viešuosius pirkimus reglamentuojančią teisinę bazę. Viešųjų pirkimų specialistai turi gerai išmanyti viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus susijusius teisės aktus, įskaitant darbuotojų saugos, duomenų apsaugos ir aplinkos apsaugos reglamentus. Jie turi užtikrinti, kad visa viešųjų pirkimų veikla būtų vykdoma griežtai laikantis šių įstatymų, laikantis skaidrumo, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Nesilaikymas teisinių reikalavimų gali turėti rimtų pasekmių, įskaitant finansinės nuobaudas, teisminius ginčus ir viešosios įstaigos reputacijos praradimą. Todėl viešųjų pirkimų specialistai prisiima didelę atsakomybę išlaikyti aukštą teisinio sąmoningumo lygį ir užtikrinti, kad visi viešųjų pirkimų procesai būtų vykdomi laikantis aukščiausių sąžiningumo ir atskaitomybės standartų. Kasdienėme darbe viešųjų pirkimų specialistai naudoja įvairius įrankius ir sistemas, kad efektyviai valdytų viešųjų pirkimų veiklą. Vienas iš tokių įrankių yra Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (IS). Ši privaloma platforma yra naudojama skelbti pirkimų skelbimus, teikti pasiūlymus ir tvarkyti pirkimų dokumentus. Gebėjimas naudotis CVP IS yra būtinas siekiant užtikrinti skaidrumą ir efektyvumą vykdant viešuosius pirkimus. Jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja su kitais viešosios įstaigos padaliniais, tokiais kaip finansų, teisės ir technikos departamentai, siekdami užtikrinti, kad pirkimų poreikiai atitiktų bendruosius organizacijos tikslus. Jų gebėjimas efektyviai bendrauti, užmegzti tvirtus santykius ir valdyti suinteresuotasias šalis yra labai svarbus sėkmingiems pirkimų rezultatams pasiekti.